Sveiki visi tie, kas žinote mane, o kas nežinote, esu astrologė. Ir paskutiniam dienom sulaukiu iš tikrųjų atsiliepimų iš klientų. Iš savęs pačios jaučiu labai įdomus laikas. Na ir atsirado, žinoma, smalsumas patyrinėti, kas čia yra ir kodėl čia yra ir kas čia per įvairiausios emocijos kyla šiuo etapu ir šiuo laikotarpiu. Žinoma, neturiu visko galvoj, tai aš čia pasikonspektuovusi, esu pasirašiusi, tai šiek tiek galbūt čia aš kažkur pakomentuosiu, kažkur pacituosiu, ką esu pasirašiusi apie šitą etapą, bet iš tikrųjų tai labiausiai norėčiau pakalbėti apie Urano perėjimą ir gal ne kiek į tolimą, nes iš tikrųjų politinė, ekonominė šalies astrologija yra visai ne mano niša, aš daugiau dirbu su individualiais žmonėmis, tai šį kartą įrašą kalbėsiu apie daugiau ne kiek apie patį Uraną dvyniuose, bet apie kiek dabar vykstantį aspektą, labai įdomu, labai šaunu ir iš tikrųjų, kas galite, iš tikrųjų pakomentuokite, kaip kiekvienas jaučiate, man iš tikrųjų yra įdomu. Tai nes aš pati jaučiu, jūs patys pastebėjote mano kūrybos pasireiškimus paskutiniu metu, poezijos atžvilgiu. Tai vyksta iš tikrųjų labai įdomiai. Kaip praeitą kartą kalbėjau apie tai, kad Jupiteris perėjo į kitą zodiako ženklą kartu su Merkurijumi, o dabar gaunasi taip, kad Uranas, eidamas į dvynius, jis kartu pasiema su savim, o gal atvirkščiai, gal kaip tik Venera, jinai kartu lyg jį parsitempia į kitą zodiako ženklą. Tai žodžiu, jie kartu su Venera pereina į dvynius. Ir šitas aspektas, Venera-Uranas, jisai juntamas yra, iš tikrųjų jau ir nuo dabar. Man asmeniškai tai juntamas dar anksčiau, kada Venera atėjo iš viso jauti. Tai buvo Birželio 5-6 ir artėjant link to Urano ir susijungimas tos, jau juntamas, tikrai juntamas susijungimas Veneros Urano pradėjo justis kažkur tai nuo 28 dienos Birželio, ir jau taip lyg artėja ir taip jau pilnai susijungia su šiandieną, su rytojumi, yra Veneros Urano susijungimas. Ir laikosi šitos dvi, iš viso lygiai susilygino šitos dvi planetos, tai Liepos 4 dieną ir Venera pereina į dvynius 5 Liepos, o Uranas paskui pasiveja ją 7 dieną, tai dvyniuose, bet vis dar jos dar yra susikibusios, vis dar yra kartu. Na ir šiek tiek jau galbūt Venera vis tiek greičiau judanti, jinai pradeda jau po truputėlį trauktis apie 10 Liepos. Tai mes turime tokį kaip ir, tokį trumpą laikotarpį, tai yra nuo Birželio kažkur tai 26-7 galbūt dienos iki Liepos 10 dienos. Turime tokį laikotarpį paliestą šito aspekto, Uranas ir Venera. Ir šitas aspektas pats iš tavęs, jisai toks labai duodantis originalumo vienas dalykas. Iš kitos pusės tai yra pakankamai impulsyvus aspektas. Jisai nėra vertinamas, ne visada vertinamas teigiamai, todėl kad jame yra labai daug impulsyvumo, emocijų, pasipriešinimų ir priešpriešų vidinių. Žmogus gali labai elgtis impulsyviai. Kartais gali iš tikrųjų daryti impulsyvius sprendimus finansuose, santykiuose, meilės reikaluose. Gali žmogus tiesiog kažkur susprogti ir gali labai emocijas, meilės, kažkokius dalykus iškelti. Ir Liepos 10 lyg tai dieną, taip, mes turėsime pilnatį ožiaragyje, tai kažkur su ta lyg pilnatimi, šitas aspektas šiek tiek jau ir pasitrauks. Kas turi iš tikrųjų Venera tokia aštresnė arba turi įtaką su Uranu, gali šitą aspektą pajusti. Aš asmeniškai šitą aspektą tikrai nuoširdžiai jaučiu, galbūt ir jūs jį pajusite, gal pasidalintis, sakau, kaip jūs jį jaučiate. Bet žodžiu, ką noriu pasakyti, iš tikrųjų šitas aspektas iš meninės pusės, jisai duoda iš tikrųjų labai didelio įkvėpimo.
tai yra labai toks nepažabotas kūrybai labai aspektas, kuris gali, tiesiog žmogus neįprastai daug kūrybinės energijos turėti, kažkur tiesiog sproginėja iš jo kažkas ir gali atsirasti impulsas piešti, impulsas rašyti, impulsas dainuoti, kurti ir dėl to iš vis, vasara, tai noras gražintis moterims. Pirkiniai įvairiausi neapgalvoti, staigus, tokie greiti gal, taip sakykime. Ir iš viso apie Uraną, kalbant apie tai, kad tai yra Urano ingresija ir šita planeta, jinai iš tikrųjų juda labai lėtai ir šitas perėjimas, visą laiką galbūt planetų perėjimas su savim neša kažkokias istorijas. Ir todėl labai dažnai būtent tokios tolimas planetos kaip Saturnas, Jupiteris, Uranas, Neptūnas, Plutonas ir taip toliau, žodžiu, tai yra tolimosios planetos, kurios iš tikrųjų perėjusios į kitą zodiako ženklą atneša kažkokią naują temą. Naują kažkokią įdomesnę temą kažkaip ir šiaip, sakyčiau, žmonėms, kas turi sustiprintą Merkurijų. Aišku, tie žmonės, kas nežino astrologiją savo, tai negali to pasakyti, bet pavyzdžiui, žmonės, kurie yra dvyniai, mergelės, jums iš vis šitas etapas yra kažkoks toks labai iš vienos pusės ir labai didelio pakilimo, o iš kitos pusės gali labai daug būti neprognozuojamų dalykų. Ir toks, sukrutimas, toks sujudėjimas, toks pasikeitimas ir gali iš vienos pusės atnešti lengvumo, iš kitos pusės gali būti ir per daug viskas greitai ir staigiai gali keistis. Ir žmogus gali tik tai integruoti tai save tik tai po kurio laiko, suprasti, kas čia įvyko, kas čia vyksta iš viso, ne? Iš kitos pusės šitas etapas gali iš tikrųjų žmogų privesti prie kažkokių rizikingų galbūt uždarbių, galbūt rizikingų kažkokių ne visai aiškių meilės istorijų. Čia gali taipogi atsirasti didesnis polinkis žmogui netikėtai kažką įsimylėti. Tai gali būti tiesiog nepaaiškinami kažkokie dalykai, tiesiog bam, idėja, jausmas, Venera iš viso yra jausminė planeta ir čia gali būti iš viso net ne žmogus, čia gali būti kažkokia verslo idėja, nes Venera yra susijusi su finansinė sėkme. Tai gali būti į daiktą, pavyzdžiui, namą, žemę, kažkoks toks viskas. Čia yra mano svajonė, aš jos noriu. Apie romantiką, iš tikrųjų romantika čia labai labai stipriai ir iš kitos pusės šitame aspekte yra taipogi draugystė. Ir šitoje sferoje gali atsirasti kažkokių neaiškių situacijų per draugus, kada išryškėja meilės jausmai, kada netyčia padaro kažkokius dalykus, skandalingi dalykai, kivirčai, kažkokie galbūt nelabai padoros ar geras elgesys iš draugų gali būti. Ir geriausia, aišku, šitą aspektą integruoti į meilę, jeigu tai įmanoma, nes šitas aspektas labai daug kūrybos turintis ir taipogi pastebėti savyje, ar aš nenoriu taip kompulsyviai išleisti pinigų šiame etape, ar tai yra logiška, ar tai yra tiesiog apgalvota. Nes šitas aspektas gali tai duoti ir žinoma, aš iš savęs jutimiškai galiu pasakyti, kad tiesiog sutirština emocinį planą. Ir dažniausiai, vis tiek mes čia pereinam iš jaučio į dvynį, tai yra iš tokio labai praktiško, žemiško, stabilaus zodiako ženklo į tokį idėjinį, sugalvotą, tokį lyg galvoje, žodžiu, sukurta kažkokia idėja. Jinai galbūt nėra tiek reali, jinai nėra tiek materiali, bet čia yra idėja. Ne? Ir per šitą laikotarpį gali žmogus iš tikrųjų netgi turėti labai daug impulso, nesakau, kad yra blogas laikotarpis. Tai gali taipogi būti labai stiprus impulsas, tarkim, žmogus nori pradėti verslą. Ir jis jau kaip, viską suprojektavo, sugalvojo ir būtent šitame laikotarpį jis gali startuoti. Nes jis turės labai daug impulso ir siekimybės ir įkvėpimo. Tai sakyčiau, kažką lyg pradėti, kas yra susijęs su Venera ir Veneros temomis, kas tai yra finansai, tai yra kažkokios grožio procedūros, tai yra taipogi, kas mane gražina iš vidaus, tai taipogi viskas, kas susijęs su santykiais, darbas santykių temoje. Aš galiu pakeisti kažką santykiuose šitame etape.
padaryti kažkokią įtaką, naujovių kažkokių įtraukti. Iš kitos pusės tai gali mane privesti ir prie praradimo, nes Uranas tai yra tokia maišto revoliucijos tokia planeta, kuri iš tikrųjų sako keisk arba keiskis. Tai vat, ir jinai kaip ir skatina šitoj vietoj. Dar taipogi viskas, kas susijęs su grožiu iš esmės. Tai gali būti tavo kūnas, tai gali būti tavo sodas, tai gali būti tavo namai, tai gali būti tavo išvaizdos imidžas ir tu sakai, žodžiu, brač, kažkaip aš pasenusiai atrodau, man reikia pasikeisti savo garderobą. Ir žmogus tiesiog gali taip nukirsti kažką taip staigiai. Iš vienos pusės reikia tiesiog išjausti galbūt šitame etape, ar tai reikia nukirsti, nes šitas aspektas gali savyje duoti per didelį skubėjimą. Čia yra kita galbūt pusė, tai yra per didelis skubėjimas, neapgalvotumas, neracionalumas šituose veiksmuose. Tai tiesiog įvertinkit, apgalvokit. Ir paskutinis dalykas, iš tikrųjų, galbūt šiai vidurio vasarai norėtųsi palinkėti visiems darnos ir meilės. Tai šitas aspektas gali duoti staigius, netikėtus, kivirčius, skandalus šeimoje, namuose, santykiuose ir panašiai. Iš viso iš esmės santykiams nestabilumą gali duoti. Gali žmogus absoliučiai nesuprasti ir labai staigiai sugalvoti kažkas, tiesiog bam, tiesiog staigumą duoda Uranas, žodžiu. Ir gali taipogi vykti kažkokie konkretus įvykiai, netikėtai, staigiai atsitikę įvykiai, kurie gali duoti tokio impulsą galbūt žmogui padaryti staigius sprendimus, kurių galbūt netgi jis pats iš savęs nesitikėjo. Žmonėm, kurie daro kažkokią įtaką socialiniuose tinkluose, viešina save, žodžiu, iš esmės, socialų žmonės, renginių įvairiausi vedėjai, šiaip įvairiausi žmonės, kurie, sceniniai žmonės, nori, žodžiu, save parodyti, šitas laikas gali būti labai labai aukso vertas. Jis gali duoti labai didelį impulsą, daug labai energijos, žodžiu, menininkams, sakyčiau, kibkite darbus, padarysite daugiau. Tai kažkur erdvėje yra tas nerealus įkvėpimas, tas kažkur dar nesulauktas eureka, o gal jis jau yra įvykęs. Tai aš esu tą kūrybos paukštę pagavusi, mane veikia šitas aspektas, aš jį pradėjau jausti. Dar taipogi, žinoma, šitas aspektas jis duoda sustiprėjusi seksualumą, aistringumą, suaktyvėja pačio žmogaus nuotykių noras. Tai mes turime labai labai saldų laikotarpį vidurio vasaros. Tikiuosi, atėjus šiltiems orams mes tai išnaudosime. Svarbiausia, kad nepadarytumėm skubotų sprendimų, ypatingai finansų sektoriuje.